Labas, na ką, mes ir vėl susitinkam, o susitinkam šiandien tokia gražia proga, liūto vartų proga. Kiekvienais metais, rugpjūčio 8 dieną, mes turime liūto vartus, kas yra laikoma, na, tokia magiškai stebuklinga ir gausiai sėkminga data, kada jos poveikis pradeda reikštis, na, maždaug savaitę prieš, savaitę po. Turime tokį portalą, kada galime galvoti norus ir, na, tie norai turėtų pildytis lengviau. Visgi tas magiškumas, kaip aš jį suvokiu, tai ne tiek, kad galbūt vien tik norams, ar ne, ar manifestavimui, bet ir savęs pažinimui ir, na, kad padėtume savo pasilengvinti transformaciją, gijimą ir tam tikrų dalykų išsiaiškinimą mūsų gyvenime. Tai va, ir šiemet, kadangi mes turime 2024 metus, skaičius šių metų yra 8, tai turime 8, 8, 8. 8 yra gausos skaičius, na tai triguba gausa ir šiemet tas liūtų portalas laikomas iš tikrųjų labai stipriu. Tai šiandien ir pasižiūrėsime, kaip mes galim savo padėti, paaugti, transformuotis, o tuo pačiu, ką reikėtų manifestuoti, ar ne, arba į ką mes natūraliai einam. Ir kaip galim panaudoti tą liūto portalą savo pačių naudai. Tai pasižiūrėkime dabar, kaip visada galite išsirinkti vieną iš 3 variantų. Pirmasis variantas šiandien korta, kuri vadinasi išminties liepsnos. Antrasis variantas yra dieviškumo kibirkštis. Ir trečiasis variantas yra švęskime gyvenimą. Taigi pasižiūrėkit, išsirinkit tą kortą arba tas kortas, prie kurių labiausiai traukia jūsų širdelė ir keliaukite tą laiką, kuriuo kalbu jūsų grupiai iki. Nu ką, simboliškai lygiai 2 minutės rodo mano laikrodis. Pradėkime nuo pirmosios grupės ir pasižiūrėkime. Visų pirma, žiūrint į šitą kortą, žinoma, ateina tokios asociacijos, indėnai, šamanai, ryšys su gamta, natūrali išmintis, ar ne tokia senolių išmintis. Kada ta išmintis ateina dėl to fakto, kad mes gyvenam, kad mes patiriam, kad taip, kad mes pasenstam, bet ta, kaip sakant, senolių išmintis, jinai yra laiko patikrinta ir jinai yra ta iš tikrųjų, na, kuri gali padėti ir kuri gali pravesti tam tikrais klausimais daug lengviau, negu kad jeigu mes, tarkim, paklausime patarimo pas jauną žmogų. Ir tik dėl to, kad tas senas žmogus jisai jau yra tai praėjęs, patikrinęs ar nepatyręs, pasikankinęs ir jisai tarsi mato viską iš tolesnės perspektyvos. Ir jeigu mes kalbam apie gausą ir apie išmintį, ar ne, liūtų portalas, toks jausmas, kad irgi šitą portalą gerai būtų išnaudoti, pagalvoti, kaip jūs galite pritaikyti turimą gyvenime išmintį, patirtis, ypatingai tas patirtis, kada galbūt reikalai nesigavo taip, kaip norėjote, pasididinti gausą savo gyvenime, tiek apie pinigus kalbant, tiek apie meilę, tiek apie kitus dalykus, ar ne, gerus, kurių jūs norite. Pasinaudokite savo išmintimi ir galbūt šiek tiek net grįžkite į praeitį, ne su tikslu vėl pasikankinti, nuliūsti ir nusivilti, bet su tuo tikslu, kad, na, pasimokyti tarsi iš to, kaip buvo, kartais ir iš savo klaidų, ar ne? Kita vertus, galbūt pasinaudokim tiesiogiai tos kortos žinutę ir galbūt iš tikrųjų pasikreipkim į mūsų senolius, į vyresnę kartą, galbūt jūsų klausimais ar jūsų problemomis, jie tikrai turės ką pasakyti, būtent dėl to, kad jie turi, na, tą perspektyvą iš jau paukščio skrydžio. Nu, pasižiūrėkime. Kita vertus skaičius yra 39, sudėjus 12, na ir iš viso tada 3. Irgi komunikacijos, pažangos, plėtimosi, bendravimo skaičius. Vadinasi, jeigu turite šiuo metu kažkokių, na, situacijų, kurias norit pagerinti ar išspręsti arba kažkokių problemų, komunikuoti, prašyti, patarimo, pagalbos, ieškoti žinių ar ne, va tai yra atsakymas ir panašu, kad šitas liūto vartų portalas ir gali būti labai sėkmingai išnaudotas tam, kad išsispręstumėte tam tikrus kabliukus, neaiškius klausimus savo gyvenime. Ir apskritai toks jausmas gruodžio, ypatingai pirmos 2 savaitės, nu, gali būti auksinės vertės išsisprendimui tam tikrų neaiškių dalykų jūsų gyvenime. Nu, pasižiūrėkime. Turbūt pasakiau gruodžio, ar ne? Turiu omeny rugpjūčio, bet kažkodėl aš gruodį dažnai maišau su rugpjūčiu.
Pasižiūrime taip, viena korta išskrido, aš tuo ją susirinksiu, pasižiūrėkim, ką dar galiu pasakyti. Nu ką, geras ženklas, turim Jupiterį, kuris tiesiog išskrido, kaip ir šitoje kortoje pavaizduotas paukščio skrydis išskrido tiesiog iš Kaladės. Pasinaudokit šitą laiką, išnaudokit šitą laiką iš tikrųjų skrydžiui į naujas patirtis, į naujas žinias, į naujus bendravimus. Galų gale gal išdrįskit pradėti tą svajonę, apie kurią tais galvojate. Ta svajonė gali būti kai kuriem galbūt susijusi su kelionėmis, su horizonto kažkokiu iš tikrųjų tiesioginė ta žodžio prasme pakeitimu. Galbūt jūs norite ištrūkti iš tos aplinkos, kuri, yra jūsų gyvenime, nes galbūt jau atgyvenote ją, galbūt išaugote iš jos. Nauji pažįstami, naujos žinios, galbūt naujas miestas ar nauja valstybė, galbūt nebūtinai persikėlė ten gyventi, bet pakeliauti, susipažinti, pakvėpuoti kitokios auros oro, ar ne? Ir tai jau visai gali būti į naudą, tai kadangi dabar kaip tik, kai darau įrašą, ar ne, artėja savaitgalis irgi, tai pasigalvokit, gal šitą savaitgalį artimiausia išnaudoti atitrūkimui nuo tos aplinkos, kurią esate dažniausiai, ir pakvėpuoti tiesiog kitokiu oru. Gal irgi tada atsirastų vietos ir drąsos priimti tuos sprendimus ir pasiryžti naujoms idėjams. Ir iš kitos pusės, tai šitas portalas jums yra, aukso vertės, savęs pažinimo, savęs supratimo. Turime 12 būstą, kas kalba apie mūsų pasąmonę, apie mūsų vidinį pasaulį ir apie mūsų taip pat baimės ir traumas, kompleksus, bet kita vertus ir apie mūsų tą vidinį potencialą. Tai man toks jausmas yra, kad jumise glūdi vidinė išmintis, kurios jūs nesate atskleidęs dar, kuri yra jumise ir kuri siunčia signalus, bet reikia truputį gal pailsėti, gal paskaityti kažkokią knygą ar ne, galbūt pakeliauti, kad ta vidinė išmintis, kas pasireikš kaip tiesiog vidinis žinojimas, kad jūs norite to ir ne ko kito, kad tas dalykas jumise atsiskleistų. Ir panašu, kad po truputį tas atsiskleidinės ir dėl to tik bus lengviau gyventi. Pasižiūrim, ką kauliukai jums sako. Taip, turime Uraną, 9 būstą, kelionės, kelionės, pailsėjimas, žinių praplėtimas, kitokios informacijos priėmimas į save dabar yra labai naudinga, nes panašu, kad jūs jau pribrendęs esate tą informaciją ir kitokį požiūrį priimti ir juo pasinaudoti. Uranas sako, kad iš tikrųjų šitas 888 portalas ir apskritai gal visas rugpjūčio mėnuo, o apskritai gal net ir metai daugam, yra tokie transformaciniai metai, kada nematau čia kažkokios labai kančios, bet tiesiog viskas kažkaip keičiasi, transformuojasi, dėl to nesijaučiate blogai, bet viduje gali būti toksai biščiuką sumišimas, kaip čia viskas taip greitai ir iš esmės keičiasi. Tai nebijokit, jeigu tai vyksta jūsų gyvenime, ir čia mes kalbam apie santykius, apie darbą, apie pinigus ar apie jūsų tiesiog vidinės būsenas ir požiūrius, taip turi būti. Tarsi tai yra pagal likimą, pagal jūsų sielos planą. Ir turime ožiaragį, kas sako, kad iš tikrųjų gausai pinigams, idėjoms, darbui, karjerai yra labai geras dabar laikotarpis. Iš tikrųjų galite pamedituoti šiandien, ryt, poryt. Labai tokios, kaip sakant, gera energija užkrautos dienos. Pasigalvokit, ko jūs siekiat savo gyvenime, kaip jūs įsivaizduojate stabilumą, sėkmę karjeroje, taip pat galbūt ne tik karjeroje, galbūt santykiuose, ypatingai santykyje su savimi. Ožiaragis yra ištvermingas ženklas ir toks ženklas, kuriam kitų pagalbos kaip ir nereikia, bet kita vertus, labai smagu, kai nereikia visko daryti pačiam, ar ne? Tai jūs kartais pagalvokit, ar neturite tendencijos apsimti daugiau darbų, tarsi, kad parodytumėt ir įrodytumėt, kad galite, jūs iš tikrųjų galite, bet dabar yra kalba apie tai, kad kartais visai gerai pailsėt, paatostogauti, ar ne? Nes gal tos darbus visai sėkmingai padarytų kiti, o jeigu ir tie darbai nebūtų padaryti, nuo to galbūt gyvenimas ir pasaulis nesugriūtų. Tai mes kalbam apie tą tokį pasigrąžinimą tikro džiaugsmo ir atsipalaidavimo, bet kartu derinant su tuo, kad turit kryptį, turit svajonių. Ir iš tikrųjų manau, kad esate žmonės, kurie gyvenime užsiprogramavo savo sėkmę ir gali būti, kad šitas portalas padės suvokti, kaip tą sėkmę realizuoti.
Nu, labai įdomiai čia kažkaip tai su jumis gaunasi. Man atrodo, kad esate viduje labai išmintingi, labai tokie orūs, labai garbingi žmonės, kurie taip nori ir gyventi. Tai čia viskas tvarkoj, bet nepamirškim, kad atsipalaiduoti, pailsėti, pasismaginti irgi yra svarbu. Nu ir paskutinė žinutė jums. Šito portalo proga 888. Taip, mes turime pažą monetų, kas vėlgi kalba apie kažkokį tai, apie kažkokią naują idėją, pasitobulinimą, kas siekia darbą, mokslus, karjerą, pinigus. Ir žvaigždė, kad tai tarsi yra dalykas, apie kurį jūs jau kurį laiką galvojate. Tai patarimas vis tik tais artimiausiamis, galbūt netgi dienomis pasiryžti tam skrydžiui ir tarsi šokti, nors dabar atrodo bedugnė, bet iš tikrųjų rasite ten pasitenkinimą ir gausą. Ir vienintelis dalykas, išeiti iš savo pačių susikurto minčių ir ribotumo, ar ne? Ir turime 8 kardus, kas šituo atveju reiškia, kad nuo gausos jūs skiria tik jūsų požiūris. Kuo jūs greičiau pakeičiat požiūrį į lengvesnį, į paprastesnį, tuo greičiau jūsų gyvenimą ateina gausa tose srityse, kur jūs norite. Ir sričių kažkaip, žinot, sukonkretinti jums gal nelabai rodo, išskyrus darbą, pinigus, bet kalbu jūsų grupėje apskritai toks jausmas, kad ateina jūsų gyvenimą tokia visuotinė transformacija, kada ir darbas, ir pinigai, ir santykiai, ir jūsų santykis su savimi jisai keičiasi į gausesnį, į palankesnį, į tokį harmoningesnį, ir kada tą paukščio skrydį patirsite vis dažniau ir vis smagiau. Nu ką, gero jums portalo, ačiū, kad žiūrite. Primenu, kad galite užsisakyti asmeninius būrimus, parašydami elektroniniu paštu dovilestaro@gmail.com. Ačiū, kad esate. Iki. Labukas, na kągi, tie, kas pasirinko antrąją kortą, dieviškumo kibirkštis, pasižiūrėkime. Šitos kortos skaičius yra 27, kas sudėjus gaunasi 9. 9 yra ciklo užsidarimas. Tai turiu įtarimą, kad su šitu portalu 888 užsidaro tam tikras ciklas jūsų gyvenime. Ir tas ciklas turbūt liečia tą etapą, kada jūs nelabai supratot, kad jūs turite tą dieviškumą, kad turite tą kibirkštėlę, kad turite potencialą, kad turite talentus, gebėjimus, kad gyventumėte taip, kaip norite. Tarsi matau jūs tokį lik pabundantį iš gilaus miego ir suprantanti, kad tai po galais, tai turiu aš tai, ko reikia, kad turėčiau tą, ką noriu turėti. Tas jausmas, kad nustojate ieškoti išorėje, kažkokio patvirtinimo, ten pagalbos, ar netgi kartais problemų, o suprantat, kad nėra ką čia daugiau svajoti, reikia eiti ir daryti su tuo, ką jūs jau turite, nes toks, koks jūs jau esate, jūs su tuo savo potencialu ir ta dieviška kibirkštimi, kuri yra jumyse, jūs galite gyventi savo svajonių gyvenimą. Tai panašu, kad tik tas suvokimas jūs ir skyrė realiai nuo tos svajonės, kurios trokštate. Pasižiūrime, ką dar galiu pasakyti. Portalas, liūtų portalas, kokia dar žinutė, kas čia vyksta jūsų gyvenime. Pasižiūrėkime. Chironas, ir Plutonas. Ujujujujuj. Taip, ganėtinai tokia, sakyčiau, transformacija, nelengva transformacija. Iš tos pusės, kad nenoriu kažkaip gąsdinti ar nuteikti sunkiai, bet aš manau, kad jūs puikiai suvokėt, kad jūs turite tendenciją gyvenime, vis transformuotis, vis pajusti tam tikrą skausmą, gal net periodiškai, tokį gal net chronišką skausmą, bet aš turiu omeny ne tiek fizinį, galbūt kai kam tai liečia ir fizinius susirgimus, bet turbūt labiau kalbu apie emocinę psichologinę. Turbūt turite tam tikrų traumų, baimių ar ne, kompleksų, ant kurių vis pastoviai tarsi užlipa, tokių kaip akmenukai bate. Ir pastaruoju metu tie kompleksiukai ar ten traumos ir baimės labai yra pakilę ir tai gali būti suaktyviai ypatingai nuo pirmųjų rugpjūčio dienų ir tai pirmas 2 rugpjūčio savaitės. Dėl to ir kad portalas veikia, bet ir dėl to, kad matyčiai pagal jūsų tą jau gyvenimo planą laikas yra išsispręsti. Tai dabar ką aš matau? Kad šis laikas, nepaisant to, kad pirmos bent jau 2 tokios, tos rugpjūčio savaitės gali būti ir daugiau erzinančios, ir daugiau čia kažkas stringa, ir galbūt jau jaučiatės toks be nuotaikos, ar be jėgų, ar ten kažkokie konfliktai būna. Jos yra super, irgi naudingos, irgi aukso vertės, kad jeigu jūs nepraignoruojat, nepramiegat tų savo savijautų ir reakcijų, turite irgi šansą išsispręsti dalykus, kurie jūs galbūt kamuoja nuo vaikystės.
ir judėti pirmyn, sudeginant tas traumas, nu, ir jas transformuojant, ane, į tokią, į savo realizaciją, į pasitikėjimą savimi, į meilę sau. Dėl to mes ir turime tą kortą su jumis dieviškumo kibirkštis, tarsi toks net, nu, tarsi angelo paglostimas, tarsi paskatinimas ir užtikrinimas, kad dieviškoji, na, ta apsauga yra kartu su jumis. Ir ypatingai dabar, nes, nu, to gali jums reikėti. Toks jausmas, kad iš tikrųjų emociškai, tai biščiuką dabar linksmieji kalneliai. Arba norisi verkti, arba juoktis, bet tas juokas irgi toks būna, kad juokėtės, kad neverktumėt. Tai va dabar ateina tas laikas, kada, nu, gal ir paverkti ir išsiverkti visai gerai ir iš tikrųjų maskuoti to liūdesio net nepatarčiau, net jeigu ir gimsta iš to kažkoks ten vienadienis konfliktėlis su kažkuo, geriau išstatyti faktus, pasakyti, kaip jaučiatės ar ne, geriau iškelti tuos, nu, griuvėsius, juos pamatyti ir galutinai nugriauti, negu toliau statyti savo gyvenimą, ten santykius, darbą, sėkmę ar ne, ant tų pamatų, kurie ir taip kleba. Tai nebijokim drebinti savo gyvenimo, nes nesugrius ir nepranyks, ar ne, niekas, kas tikrai yra jūsų, kas tikrai jums yra naudinga, bet iš tikrųjų sugrius, pranyks tie dalykai, nu, kurie neteikia jums naudos, bet kurių galbūt, na, iš inercijos dar laikotės. Nu tai jo, su jumis tokia labai stipri energija, bet jaučiu ir matau tunelį, tai yra šviesa tunelio gale, abiejose kortose, tai tikėtina, kad viskas jums sėkmingai transformuosis ir baigsis. Taip pat pasižiūrėkime, ką dar mes turime 12 būstą ir žuvytės, žuvys ir valdo 12 būstą, taip yra transformacija, vidinis tas jūsų dialogas, vidiniai susivokimai, tokie pagalvojame apie gyvenimo prasmę, ką aš iš tikrųjų čia veikiu, ko aš iš tikrųjų čia noriu, o kokia čia iš manęs nauda yra šitam pasauliui. Va tokie klausimai gali lysti, bet supraskit, kad nu, nėra nei vieno žmogaus, kuris neturi prasmės čia. Ar ta prasmė būtų padėti savo, padėti kitam, patirti džiaugsmą, ar viskas kartu, ar ne? Ta prasmė jinai visada yra. Kartais netiek svarbu išsiaiškinti A, B, C, D, kokia ten ta prasmė, bet tiesiog tikėti viduje, kad ta prasmė yra. Tai tarsi va ta visa transformacija ir tie kylantis kompleksai ir sako, kad, nu, gal ne viskas tobula, bet žinokit, kad jeigu jūs esate šitoj žemėje ir esate gyvas, jums prasmė yra. Ir nebūtinai tą prasmę labai ten žinoti ir suvokti, svarbu jausti, kad jinai, kad jinai tikra. Taip pat turime Saulę, kas sako, kad jūsų gyvenimas, toks jausmas man prašviesės labai, per liūto sezoną, o liūto sezonas ir yra nuo Liepos pabaigos iki tada jau rugpjūčio galo. Tai va toks jausmas, kad būtent per šitą laikotarpį galų gale pavyks sukovoti su ilgalaikiam chroniškom kažkokiom tais ligom, susirgimais, kompleksiukais, baimėm, traumom ir panašiai. Nu tai ką, giliai čia kapstom su jumis ar ne, bet panašu, kad ta vidinė transformacija jinai labai ryški šiuo metu. Ir dar man ateina tokia mintis, kad, nu ne tai, kad nepasiduokit, bet gal nemeskit kelio dėl to kelio. Jeigu turit kryptį ir jaučiat visą širdim, kad ta kryptis yra jūsų, neleiskit išmušamas iš vėžių to fakto, kad galbūt, nu ne visada viskas nuosekliai, kad ne visada viskas taip, kaip jūs norite, ne? Tiesiog tikėkit, kad kartais galbūt gyvenimas praveda jūs tuo keliu, kur jūs gal nenorėjot, bet kuris iš tikrųjų yra naudingesnis jums. Pasižiūrime, ką dar pabaigai jums pasakyti. Turime gražiai, 4 kortas, norų išsipildymas ir pagėjimas. Taip, kartu su Chironu abi kortos rodo apie gijimą. Ar tai, kaip sakiau, būtų kažkokios fizinės ligos, ar tai būtų emociniai, psichologiniai dalykai, bet gijimą mes turim ir tas gijimas artimiausiomis dienomis jis labai veikia. Net jeigu gal dabar taip ir netrodo, bet tas gijimas veikia ir jo rezultatus savaitės 2 tarpe tikrai pamatysite. Ir tas gijimas pagrinde ir liečia tokį, žinot, proto ramumą, dvasios aiškumą, kad jūs žinot, kas esat, žinot, ko norit, o jeigu kažko ir tuo metu nesuprantat, tikit, kad vis tiek ta prasmė
kad jinai yra. Ir turim 9 taures, kas irgi yra toks, pabaigai labai gražus irgi paskatinimas ir netgi tam tikrą prasme pažadas, kad viskas klostosi taip, kaip jums yra geriausia ir viskas klostosi į patį geriausią variantą, kokio jūs norit. Ir dabar, kai klausot, irgi galit sugalvoti norą ar norus ar ne ir simboliškai mintise nupūsti pienės pūkelius, su viltim ir prašymu, kad viskas paprastai, lengvai, harmoningai taptų jūsų realybė tuo būdu, kuris jums yra geriausias. Ir kad iš tikrųjų, kad jūs esat nuostabus Dievo kūrinys ir kad esat vertas viso ko geriausio. Ir taip ir bus. Tai ačiū labai, kad žiūrite, sėkmingo jums šito laikotarpio. Primenu, kad galite kreiptis ir asmeninio būrimo parašydami elektroniniu paštu dovilestaro@gmail.com. Ačiū, iki. Ką, labas trečioji grupė, jūs pasirinkote kortą Švęskime gyvenimą ir iškart jaučiu, kad esate tokie žmonės, kurie yra pasiruošę patirti meilę, patirti gausą, patirti sėkmę, apskritai patirti gyvenimą ir nepaviršutiniškai. Iš tikrųjų patirti, nerti į jo pačią gilumą, į patį sūkurio vidurį, nes supranta, koks iš tikrųjų yra džiaugsmas ir kokia dovana yra būti gyvam. Ir patirti dalykus, kuriuos galime patirti šitam žemiškam kūne. Pasižiūrim gerai, kokia žinutė jums, ką mes galime pasakyti daugiau. Tiesiog kol kas jaučiu iš jūsų tokią ramybę ir nusiteikimą, netgi vidinį, optimistinį ir kad viskas bus gerai. Tai turbūt taip ir bus, ar ne? Dar į skaičių pažiūrėsiu, 43 skaičius yra 7, vadinasi ypatingai jūsų grupiai. Išskirtinai yra apie norų galvojimą, apie manifestavimą šitas laikotarpis. Taip pat patarčiau sugalvoti gal net ir simboliškai 7, o gal ir 43 norus, ar užrašyti juos, ar išsakyti mintyse ir paleisti į visatą su prašymu, kad tie norai būtų išpildyti, paprastai, lengvai, harmoningai, pačiu geriausiu jums būdu, ar ne? Nes toks jausmas, kad iš tikrųjų, stebuklingame gausos laikotarpyje esate, kada galite, pasilengvinti savo gyvenimą. Pasižiūrim, ką dar kortos noriu jums pasakyti. Taip, gausa, jautis ir yra gausa, yra gamta ir čia turime gamtą ir čia ta žaluma, tas visa tokia tarsi gyvybė, kada reikia tiesiog išeiti į lauką, kvėpuoti orą, džiaugti saulę, žolę ir suprantam, kad realiai mes turim viską, ko reikia. O jeigu dar turim ir pinigų, ir mylimų žmonių šalia, tai iš viso. Apie ką daugiau, ar ne? Toks jausmas, kad, kažkaip paradoksaliai gaunasi, kad kuo didesnę laimę ir pasitenkinimą sugebat jausti mažose dalykuose, tuo daugiau ateina tada didesnių dalykų, irgi kurie dar papildo tą laimę. Tai tarsi iš tikrųjų ateina tas labai gausus laikotarpis jums, ypatingai piniguose, turtuose, jūsų realizacijoje. Bet kita vertus, jisai ateina tada, kai tiesiog išmoksite džiaugtis tuo faktu, kad kvėpuojat, kad gyvas esat, ar ne? Ką dar? Dar 2 kortos, pasižiūrime. Vėžys ir 11 būstas. Vėžiukas čia man toks jausmas labiausiai kalba apie jūsų žmonės mylimus gyvenime, apie partnerius, vaikus, tėvus, šeimos narius ir taip toliau, ir taip pat apie jūsų vidinį vaiką. Pagalvokit, kur jūsų vidinis vaikas galbūt arba tikras vaikas, jeigu turite, kur norėtų nuvykti, ką norėtų pamatyti. Tarsi pagalvokit, kur savo vidiniam vaikui neduoda to, kas iš tikrųjų nori ir kur jisai galbūt tiesiog sėdi savo kambaryje, palėpė ir svajoja apie tam tikrus tolius. Tai pagalvokit, kur esat šiek tiek prislopinęs savo svajonės, nes tarsi galbūt praėjo laikas, gal tai nepasiekiama, gal yra svarbesnių, praktiškesnių dalykų, kuriais reiktų rūpintis. Ištraukit ir parodykit tam savo vidiniam vaikui gyvenimo grožį, tokio, kokiais iš tikrųjų nori. Ir tai greičiausiai siesi su nerūpestingumu, su kokiu ten atitrukimu, su negalvojimu apie pareigas ir ne. To laikotarpio jums dabar reikia, bent jau minimaliai, sakyčiau, sprendžiant iš kortų, pasivaikščiojimas gamtoje, miške ar pabuvimas prie vandens artimiausiomis dienomis yra labai naudingas. Tai artėja savaitgalis ar ne, tai pasižiūrėkit, gal galite tą laiką panaudoti iš tikrųjų pasibuvimui, pameditavimui, pagalvojimui ir tai gali irgi atnešti naujų vėjų į jūsų mąstymą ir į jūsų aurą.
Tai vat, ir 11 būstas irgi kalba apie, kaip sakiau, apie tarsi kažkokias svajonės, kurios yra, bet tarsi dabar galvojat, gal nepasiekiamos, bet iš tikrųjų, kadangi užkrito 11 būstas yra sufleris, kad jūs esate neriboto potencialo žmogus, kad jūsų svajonės, kuo jos keistesnės, kuo jos toliau siekia, tai to jos ir yra tikresnės ir tuo labiau jos yra jūsų. Tai toks jausmas, kad grįžimas prie gamtos, prie vidinio vaiko, prie savo kūno, irgi paradoksaliai priartina jūs prie pačių tolimiausių ir nerealiausių jūsų svajonių realizavimo. Tai irgi prisiminkite, apie ką svajojat, kai buvot vaikas. Gal laikas tas savo vaikiškas ar jaunatvinės svajonės pradėti pildyti. Kitiems tokia žinutė atskirai yra, ypatingai moterims, ir vyrams, ar ne, kurie nori vaikučio, gali būti labai toksai iš tikrųjų derlingas laikas. Tai padirbėkit, padarykit tą, ką reikia, nes tas portalas irgi duoda tokią, tarsi suprantat, erdvę naujoms sieloms lengviau ateiti į žemę ir jeigu šiuo metu svajojate apie kūdikį, norite jį pradėti, gali būti labai toksai, sakau, vaisingas laikas. Ir kita vertus, taip pat kalbant apie šeimos santykius, apie santykius su savimi, irgi labai geras laikas, kada, kai praleidžiat laiką kartu, pašnekat, pabūnat ramiai, be jokių ten pareigų ar praktinių dalykų, irgi turit galimybę tą santykį prikelti, pakelti, jį padaryti harmoningesnį, su daugiau šilumos palaikymo. Tai vat, irgi pasigalvokite, ne? Tai dabar, dar kauliuką jums nemečiau, bet taip, išmeskime dar kauliukus, pažiūrėkime, tuoj kauliukas irgi išridėjo, susirinksiu. Taip, mėnuliukas nukrito, antras būstas, taip, jautis, viskas čia derinasi, pinigai vidiniai, netgi ne tiek, kad galbūt išoriniai dalykai ar išorinės vertybės, bet kiek jūsų vidinės vertybės, kiek jūsų mąstymas, kiek jūsų tam tikros net moralinės normos gali būti, kad per šitą liūtų portalą keisis dalykai, kas jums yra svarbu, kas iš tikrųjų jums yra svarbiausia. Ir man atrodo, kad prieisit nuomonės, kad iš tikrųjų svarbiausia visgi yra santykis harmoningas su pačiu savimi ir kitais žmonėmis jūsų gyvenime. Kad jeigu su tais santykis viskas tvarkoj, automatiškai viskas lengviau klostosi tada ir piniguose, ir darbuose, ir sveikatoje, ir taip toliau. Turime žuvytės ir turime mėnuliuką. Toks jausmas irgi gali būti, kad paaktyvėja sapnai. Kad per sapnus, per šitą laikotarpį gaunate labai naudingą informaciją, dėl to patarčiau gal net tuos sapnus arba užsirašyti, arba tada atsibudus pasianalizuoti, per juos atkyla tam tikri dalykai ir toks atrodo ateina jausmas, išsigrynina, kas jums yra svarbu ir kas buvo svarbu anksčiau, bet dabar jau nebesvarbu ir tada pasižiūrite, pasiderinate gyvenimo strategiją, ar tikrai einate link tų dalykų, kurie šiuo metu svarbus ir ar nesilaikote praeities kažkokių lūkesčių, ten kažkokio tai stereotipinio kažkada mąstymo ir panašiai. Ir pabaigai mes pasižiūrime, ką dar galiu jums pasakyti. Kokią paskutinę žinutę. Raginimas nesiginti nuo gyvenimo, tarsi priimti gyvenimą ir kiekvieną dieną kaip kažką, kaip iš tikrųjų dovaną, kaip kažką tais nuostabaus. Ir kai mes ir kalbėjome apie džiaugimąsi gyvenimu, tai irgi sako, kad gal gyvenime, bent jau anksčiau turėjote tokią tendenciją liktais gintis. Jeigu duoda, pavyzdžiui, kitas žmogus jums komplimentą, tai jūs, ką čia, nežinau, toksai atrodo, ar ne? Pavyzdžiui, jeigu kažkas tai siūlo pagalbą, sakot, ne, susitvarkysiu pats. Jeigu siūlo daugiau pinigų, tai kaip ir nepatogu priimti, nes neaišku, ar esat vertas jų. Tai visos šitos tokios elgesio technikos, jos irgi jums nebeveikia. Susimažinimas, menkavertiškumas, jisai neveikia. Jeigu gaunat komplimentą, tai tiesiai šviesiai sakot, ačiū, man labai malonu ir tada žiūrit, kad tų komplimentų gaunate dar daugiau. Tai irgi nesiginti prieš gyvenimą, bet geriau plaukti kartu su juo ir tada tą gyvenimą priimate ir pamatote dar platesnį ir dar tokį pilnavertiškesnį. Ir turim 10 monetų, kas kalba apie sėkmę santykiuose, šeimyniniuose santykiuose ir taip pat piniguose. Tai esate tie žmonės, kurie gyvenime gali suderinti 2 svarbiausius dalykus – santykį
santykį su šeima, santykį su savimi ir kita vertus pinigus ir realizaciją. Ir kad pas jūs kuo geriau sekasi vienos srity, tuo tada geriau sekasi ir kitoje. Tai žinodami tada kažkaip gal nusimkite nuo savęs tą pastovų gal norą ar nepasišiukšlinti ar nepadaryti klaidų ar ne. Tiesiog žinokit, kad jūs tą talentą turite savyje ir tiesiog vėlgi su daugiau mėgavimosi gyvenkite, pildykite savo svajones, tikėdami, kad viskas iš tikrųjų yra gerai. Ačiū, kad žiūrite. Linkiu jums smagaus ir gausaus šito laikotarpio. Primenu, kad galite užsakyti ir asmeninius būrimus, parašydami elektroniniu paštu dovilestaro@gmail.com. Ačiū, kad esate. Iki.